Broliai, ką tik pažiūrėjau šį vaizdo įrašą, kurį sukūrė mano žmona Taisė. Tiems, kurie jos nepažįstate, aš dažnai kalbu apie ją savo kanale, apie tai, kaip mes susipažinome, nes aš matau ją kaip didelę Dievo dovaną man. Biblijoje sakoma, kad vyras radęs moterį, ištikimą moterį, Dievo bijančią moterį, gavo didelį palaiminimą. Taigi, aš esu labai dėkingas Viešpačiui, nes ji buvo ištikima pagalbininkė, padėjėja mano tarnystėje. Ir Biblijoje sakoma, dora moteris yra reta moteris, ją sunku rasti, todėl ji yra daug vertingesnė už daugelį rubinų, kitaip tariant, brangakmenių. Beje, aš apie tai kalbėjau tą dieną, kai jai išsakiau meilės žodžius per vestuves. Broliai, aš pasakiau šiuos žodžius ir niekada jų nepamiršiu, nes tikrai Dievas man ją padovanojo. Ir ji ką tik čia padarė vaizdo įrašą, kuriame kalbėjo apie aprangą, apie tai, ar nuodėmė yra dėvėti aksesuarus, lakuoti nagus. Broliai, tai sukelia tiek daug diskusijų, tiek daug polemikos mūsų tarpe. Neturėtų, nereikėtų to. Bet ji pateikė tokį gilų mokymą, kad pagalvojau, aš tuo pasidalysiu savo kanale. Beje, broliai, prieš pradėdamas jos vaizdo įrašą noriu tik pakomentuoti vieną dalyką. Visada, kai kalbame apie rūpinimąsi savimi, apie tai, kad moteris rūpinasi savimi, žmonės pateikia Jezabelės pavyzdį, dėvi tiesa, nes Biblijoje sakoma, kad Jezabelė buvo labai tuščiagarbė. Noriu jums perskaityti ištrauką, kuri tiksliai kalba apie tą momentą, kai Jezabelė paridažė pasirūpino savimi. Primenu, kad Biblijoje niekur nėra parašyta, jog Jezabelė nusilako nagus. Nieko panašaus ten nėra, nors daugelis žmonių tuo kaltina, ar ne? Jos sako, kad nagų lakavimas yra nuodėmė. Juk Jezabelė, kuri yra blogio simbolis, buvo labai žiauri moteris, gundanti moteris. Jie taip puošdavosi, labai rūpinosi savo išvaizdą. Taigi, paskaitysiu tau čia štai, pažiūrėk, kas parašyta 2 Karalių knygoje, 9 skyriuje, 30 eilutėje. Ten sakoma taip. Kai Jehu atvyko į Jezreelį, Jezabelė sužinojo apie jo atvykimą. Tada ji pasidažė akis, susitvarkė plaukus ir pažvelgė pro langą. Kitaip tariant, čia ji naudojo tą akių kontūro pieštuką, ar ne? Ji pasidažė aplink akis, susitvarkė plaukus ir pažvelgė pro langą, laukdama to vyro. Broliai, iš tikrųjų, čia labai aiškiai pasakyta, kad Jezabel nesidažė tam, kad jaustųsi graži. Ne. Ji nenorėjo tik jaustis graži. Ne. Ji norėjo suvilioti ir norėjo manipuliuoti Jehu. Bet gerai, eikime toliau. Kas buvo Jehu? Jehu, broliai, buvo žmogus, kurį Dievas panaudojo, kurį Viešpats pašaukė, kad pasmerktų Jezabel namus kartu su jos vyru Ahabu. Ir jis buvo pateptas pranašo Eliziejaus. Ir jis turėjo Dievo įsakymą nuvykti ten ir nužudyti Jezabelę. Tai buvo nepaprastai bloga moteris, labai žiauri. Ir kas nutiko? Jos vyras Ahabas jau buvo žuvęs kare. O dabar Jezabelės sūnus buvo valdžioje, tai buvo Jeroamas. Šis vyras buvo toks pat žiaurus kaip ir jo motina. Jis buvo po tą pačią dvasinę esybę, to pačiu demonu, tiesa, kuris persekiojo Dievo žmonės praeityje. Ir kas nutiko? Kai tas vyras Jehu atvyko ten, jis atėjo nužudyti Jezabelę ir jam tikrai pavyko. Bet prieš tai ji bandė jį suvilioti. Ir štai, kur yra problema, supranti? Yra daug žmonių, kurie sako taip, ne, tu negali, tu krikščionė moteris, tiesa, tu jokių būdų negali savimi rūpintis savo plaukais, tu negali dažytis, lakuoti nagų, nes tai yra nuodėmė. Deja, broliai seseris, tiesa? Aš jau mačiau vaizdo įrašų čia YouTube, kur žmonės kalba taip, žmonės, kurie yra pradare, dažydavosi, nešiodavo aksesuarus, lakuodavo nagus. Broliai, tai yra didžiausia erezija. Viena iš blogiausių, nes ne tai, kad tu naudoji kažką išorinį ar nenaudoji, nulems ar pateksi į pragarą, ar būsi išgelbėtas. Tai neturi nieko bendro. Į dangų nepatek žmonės, kurie atsisakė tiesa šio išorinio grožio. Broliai, visa tai yra erezija, to nėra Dievo žodyje. Mūsų išgelbsti Jėzaus kraujas, kuris buvo pralietas ant kryžiaus. Tai mūsų tikėjimas Kristumi. Amen? O tie, kurie nepasitikė Kristumi, net jei jie nustojo dažytis ar rūpinti savimi, tai nieko nepakeis. Žmogus bus pasmerktas, nes nesulaukė Viešpaties malonės išgelbėjimo dovanos. Amen? Taigi aš parodysiu čia savo žmonos vaizdo įrašą ir mes kartu jį etale žiūrėsime, pakomentuosime, ką jį kalbės, gerai? Žiūrėkite, broli. Leiskite paleisti įrašą.
Sveiki visi, kaip sekasi. Aš esu Taisė Reis ir vėl esu čia, kad pasidalyčiau Dievo žinia jūsų širdžiai. Šiandien noriu pakalbėti apie temą, kuri daugeliui moterų kelia daug klausimų. Ar nuodėmė naudoti aksesuarus, makiažą, nagų laką? Ką Dievas apie tai sako? Šiandien noriu kartu su jumis pasigilinti į šią temą, kuri kelia daug klausimų krikščionėms moterims. Tačiau mes mokysimės pagal Bibliją. Ką Dievas moko, todėl žiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo, nes noriu mokytis kartu su jumis. Taigi, norėdama pradėti, noriu jums paaiškinti. Čia, Biblijoje, Dievas tiesiogiai nesako, kad draudžiama naudoti tokius aksesuarus. Tačiau jis pasitelkė du apaštalus, apaštalą Petrą ir apaštalą Paulių, kad paragintų to meto moteris. Tai buvo laikai, kai moteris atėjo iš graikų kultūros, kur jos puošdavosi papuošalais, vėriniais ir tai buvo būdas joms atrodyti gundančioms, demonstruoti prabangą, jaustis galingoms. Taigi, tai nepatiko Dievui. Taigi, šventoji dvasia pasinaudojo šiais apaštalais, kad pamokytų šias moteris, kaip tinkamai rengtis, kad jos turėtų keistis iš vidaus į išorę, kad jos turėtų rengtis kukliai, padoriai, santūriai. Todėl ir buvo būtina pateikti šią nurodymą. Ir aš noriu kartu su jumis perskaityti šias dvi ištraukas. Užsirašiau jas čia, kad galėtume perskaityti, nes jų yra keletas. Pirmoji yra pirmame Petro laiške. 3:4. Apaštalas Petras pasakė: nesirūpinkite išoriniu grožiu, kuris priklauso nuo papuošalų, gražių drabužių ir įmantrių šukuosenų. Antrąją ištrauką, kurią noriu perskaityti, rasime pirmame laiške Timotiejui 2:9. Noriu, kad moteris rengtųsi kukliai, dėvėtų padoriais ir tinkamais drabužiais, nesipuoštų išpuoselėtomis šukuosenomis, nei auksų, perlų vėriniais ar brangiais drabužiais. Taigi, šios dvi ištraukos buvo pateiktos tuo metu tam, kad būtų galima pamokyti tas moteris, kurios atsivertė, turėti tikrą atsivertimą, pokytį, kuris ateina iš vidaus į išorę. Ir kaip jos turėtų rengtis, kadangi jos atėjo iš laikų, kai buvo įprasta taip rengtis, tačiau tai nepatiko mūsų Dievui. Taigi, perkeliant tai į mūsų šiandieninę kultūrą, mes matome, kad tokių aksesuarų kaip auskarai, karoliai, apyrankės, makiažas ar nagų lakas naudojimas nėra nuodėmė. Tačiau tai gali užkrauti naštą priklausomai nuo to, kaip tu tai naudoji, jei tavo ketinimai yra neteisingi. Nes Dievui visada svarbiau tai, kas yra mūsų širdyje. Broliai. Tik čia sustosiu, seserys, nes šis vaizdo įrašas šiandien labiau skirtas jums, nors ir vyrai turi tai išgirsti, netgi tam, kad galėtų pamokyti. Kartais žmona tiesa nežino, kaip patarti. Apibendrinant, iki šiol ji kalbėjo apie apaštalus, tiesa? Ir pastebi, kad akcentas yra aprašyme, kuklume. Dievo moteris turi būti žinoma dėl savo švelnios dvasios, dėl savo širdies, tiesa, o ne dėl išvaizdos. Tai nereiškia, kad ji negali rūpinti savo išvaizdą. Bet leiskite man čia padaryti mažą pastabą. Jėzaus laikais religingi žmonės, kurie turėjo šventumo išvaizdą, jie piktinosi mokiniais. Kodėl? Jėzaus mokiniai dažnai valgydavo nenusiplovę rankų. Jie dažnai nedėvėdavo tinkamų drabužių, jie nesilaikydavo pasninko, kad visi matytų, supranti? Taigi jie piktinosi ir netgi pasakė Jėzui, Markaus Evangelijoje 7 skyriuje 5 eilutėje, pažiūrėk, ką jie paklausė. Kodėl tavo mokiniai nesilaiko religinių vadovų tradicijų? Kitaip tariant, jie buvo susierzinę. Kodėl, broliai? Leiskite jums kai ką parodyti. Šiandien mes gyvename išvaizdos laikais, bet Jėzaus laikais buvo taip pat, suprantate? Tas, kuris atrodė šventesnis žmonių akise, buvo laikomas švenčiausiu, buvo laikomas tyriausiu, arčiausiai Dievo. Bet Dievas, broliai, jis mato širdį, nes niekas jo neapgaus, suprantate? Taigi būtent apie tai kalba Taisė ir ji visiškai teisi, kad atkreipia dėmesį į šią klausimo pusę, suprantate, į širdies ketinimą, nes Dievo neapgausi. Ji dar daugiau apie tai pakalbės, bet vėliau aš pateiksiu labai įdomų požiūrį. Tęsime. Viduje. Todėl turime suprasti, kokia yra priežastis. Kodėl tu dėvi tą aksesuarą, tą vėrinį, su kokia intencija? Ar nori varžyti su savo draugėmis, parodyti, kad turi daugiau daiktų, kad esi geresnė, ar tiesiog nori gražiai apsirengti? Dievui svarbiausi yra mūsų širdies motyvai. Dėl kokios priežasties tu tai darai? Ar tavo tikslas yra gundyti? Ar nori ką nors savilioti?
Jei tai tavo tikslas, sesė, tai netinka. Tau nereikėtų dėvėti jokių aksesuarų, tau nereikėtų dažytis, nereikėtų lakuoti nagų, nes Dievui rūpi tavo širdis. Taigi, dabar noriu su tavimi pasidalinti dviem istorijomis – Rebekos ir Esteros istorijomis. Jos buvo moteris, kurios puošėsi, kurios nešiojo papuošalus, bet jos buvo moteris, kurių širdis patiko Dievui. Pirmiausia, noriu su tavimi perskaityti Esteros ištrauką, kuri yra Esteros knygoje, 2 skyrius, 12 ir 13 eilutės. Skaityk kartu su manimi. Prieš pristatant jas karaliui, kiekviena mergina praeidavo 12 mėnesių grožio procedūras, kurios buvo skirtos moterims 6 mėnesius su myros aliejumi ir 6 mėnesius su ypatingais aliejais ir kvepalais. Kai ateidavo jos eilė eiti pas karalių Kserksą, ji galėjo pasirinkti bet kokius drabužius ar aksesuarus iš haremo, kuriuos norėjo pasiimti į rūmus. Taigi noriu, kad suprastum, jog net karalienė Esterė, kuri buvo moteris Dievo panaudota tam, kad išvaduotų tautą iš viso to blogio, iš viso to įkalinimo. Ji buvo moteris, kuri buvo graži, elegantiška ir pasipuošusi. Ji dėvėjo papuošalus ir aksesuarus. Taigi Dievui tai nerūpi. Svarbu, kad mūsų širdis būtų suderinta su juo, su jo principais, su tuo tikslu, kurį jis mums yra numatęs. Taigi, kad galėtum pažvelgti į Esteros pavyzdį ir pamatyti, jog svarbiausia Dievui yra tavo širdis, kitas pavyzdys, kurį matome Biblijoje, yra Rebekos pavyzdys. Skaityk kartu su manimi. Pradžios knyga, 24 skyrius, 22 eilutė. Kai kupranugariai baigė gerti, tarnas paėmė auksinį pakabuką, kuris svėrė apie 6 gramus, ir 2 auksinius apyrankės, kurios svėrė daugiau nei 120 gramų, ir padavė juos jai. Taigi matome, kad Abraomas paprašė savo tarno nuvykti į savo giminaičių miestą, kad surastų žmoną savo sūnui Izaokui. Ir kaip dovana, jis liepė nunešti papuošalus šiai moteriai, kuri buvo Rebeka. Taigi Rebeka priėmė tą dovaną ir vėliau nuėjo susitikti su Izaoku, kad ištekėtų už Izaoko. Taigi matome, kad moteris, kuri buvo skirta Izaokui, kuris buvo Dievo žmogus, taip pat buvo pasipuošusi moteris. Tuo metu gauti papuošalų buvo tarsi garbė. Tu pagerdavai tą moterį dovana. Taigi Dievui nerūpi šie dalykai. Ką noriu, kad suprastum dar kartą su šiuo Biblijos pavyzdžiu yra tai, kad Dievas nesirūpina žemiškais, fiziniais dalykais. Jam rūpi tai, kas yra mūsų viduje, mūsų vidus, kur yra mūsų širdis. Labai liūdna matyti daug moterų, kurios kartais apsirengusios iki pat kaklo, nedėvi aksesuarų, nenaudoja makiažo, nenešioja aukštakulnių. Tačiau šios moteris apkalba, jos nemaloniai elgiasi su savo šeimos nariais, negerbė vyro, daro tiek daug dalykų, kurie nepatinka Dievui. Taigi Dievas nori, kad turėtum širdį, kuri patiktų jam, kad tavo elgesys teiktų garbę viešpačiui. Ir jei esi moteris, kuri naudoja tokius aksesuarus, makiažą, kad viliotum, darytum dalykus, kurie nepatinka viešpačiui, kad galėtum atgailauti, nes Dievas nori tau atleisti. Dievas nori pakeisti tavo gyvenimą, perkeisti tavo širdį, kad tai atsispindėtų tavo aprangoje, tavo elgesyje. Amen? Taigi Dievas yra malonės Dievas, jis yra gailestingas Dievas. Broliai, žiūrėkite, jie čia pasakė labai svarbų dalyką. Yra daug merginų, daug moterų, kurios priprato gundyti, pritraukti vyrų žvilgsnius. Ir visa tai dažnai susijęs su trūkumu, emociniu trūkumu. Yra moterų, pavyzdžiui, kurios pažįsta meilę tik per seksualinę pusę. Ta samarietės moters atvejais, ji jau buvo išgyvenusi 5 santuokas ir dabar gyveno su vyru, kuris nebuvo jos vyras. Taip, tikriausiai ji niekada nepažino tikros meilės, nes vyrai ją palikdavo, atstumdavo, suprantate? Taigi, nepatek į šias spastus, nepakliūk į velnio spastus, kai nori patraukti vyrų žvilgsnius. Atsiskirk viešpačiui. Amen? Būk tyra ir šventa Dievo akise, nes dažnai manai, kad vulgarumas, tai, kad per daug rodai, tai pritrauks vyrus? Taip, bet tik tuos, kurie nieko verti, kurie nenori eiti su Dievu, nes Dievo žmogus laukia moters, kuris save saugo. Taip pat kaip ir Dievo vyras saugosi, supratai? Net jei galvoju, bet šiandien nėra Dievo vyro. Yra, tikrai yra, lygiai taip pat kaip yra ir Dievo moterų. Taigi, tu turi save saugoti, turi lankytis tinkamose vietose. Man tai, ką pasakė Taisė, buvo labai įdomu, nes iš kitos pusės yra moterų, kurios galvoja taip, aš nieko nedarau, aš net nesilakuoju nagų, nesikerpu plaukų. Tada lieka tokia netvarkinga tiesa, atrodo nedražiai, apleista.
nenaudoja kvepalų, nesirūpina savimi, tada tikrai nieko nesutiks, tiesa? Taigi mes turime rūpinti savimi. Tai patinka Dievui. Man labai patiko jos požiūris. Įdėsiu tik dar truputį, nedėsiu viso vaizdo įrašo, nes vėliau noriu pasidalinti labai įdomią nuomonę. Dėže mes matome daug žmonių, kurie gyvena vien religingumu. Jie laikosi Senojo testamento įstatymų ir jie nemato, kad dabar gyvename malonės laikotarpiu. Jame Dievui rūpi mūsų širdis. Tad linkiu tau atlikti savianalizę. Ar aš esu ta moteris, kuri elgiasi su neteisingais ketinimais? O gal aš esu ta moteris, kuri žmonių akise rengiasi nepriekaištingai, bet mano elgesys nepatinka mano Dievui? 1 Samuelio knygoje, 16 skyriuje, 7 eilutėje sakoma taip. Tačiau viešpats tarė Samueliui: nesidomėk išvaizda ar ūgiu, nes aš jį atmečiau. Viešpats nemato taip, kaip mato žmogus. Žmogus mato išorę, bet viešpats mato širdį. Ši ištrauka yra nuostabi, kai Dievas kalba Samueliui apie Dovydą, nes Dovydas buvo viešpaties pateptasis. Tačiau Dovydas nebuvo toks, kokio žmonės tikėjosi. Jis neturėjo tokios išvaizdos, kokio žmonės tikėjosi. Tačiau jis turėjo širdį, kuri patiko Dievui. Taigi Dievas žiūri į tavo širdį, moterie. Kaip tu elgiesi? Dievas nori, kad tavo poelgiai jam patiktų. Todėl dabar noriu pasidalinti su tavimi, ko Dievas tikisi iš krikščionės moters. Dievas tikisi, kad krikščionė moteris rengtųsi kukliai, padoriai ir santūriai. Taigi, tu nesirengsi pernelyg iššaukiančiai. Tu nesirengsi vulgariai. Tu būsi subalansuota moteris. Kuklumas yra pusiausvyra. Tai reiškia mokėti tinkamai save pateikti. Taigi, jei tau patinka nešioti grandinėlę ar auskarus, tai nenulems tavo charakterio. Tavo charakterį apibrėžia tavo poelgiai. Tai, kas kyla iš vidaus į išorę. Ir kai Dievas pakeičia žmogų, pasikeičia ne tik širdis, pasikeičia visas gyvenimas. Aš pažįstu žmonių, kurie anksčiau atrodė visiškai kitaip. Tačiau kai jie pažino Jėzų, jos buvo pakeistos. Nes moteris, kurią pakeitė Dievas, jau nebėra tokia pati. Jos elgesys pradeda keistis. Nes Dievas pirmiausia pakeičia širdį, o tada tai pasimato išorėje. Mano vyras, nežinau, ar jūs žinote jo liudijimą. Kai jis atsivertė, jis lankė bažnyčią, bet jam vis dar buvo sunku atsisakyti praeities dalykų. Taigi jis eidavo su auskaru, juodais nagais, raudonais plaukais, su kepure. Ir jis nuoširdžiai meldėsi Dievui. Jis pasakė: žiūrėk, jei žmonės pradės mane kritikuoti, prašys viso to atsisakyti, aš daugiau neisiu į bažnyčią. Ir ačiū Dievui, niekas nekritikavo. Niekas daugiau į jį nerodė pirštu. Taigi ką noriu jums apie tai pasakyti, kad dažnai mes patys esame tokie linkę teisti, tokie smerkiantis. Mes esame, tik trumpa pauzė čia. Ir tikrai taip ir buvo, žinote, nes aš turėjau labai ilgus juodus nagus, ar ne? Buvau rockeris, truputį hipis, aš jau daug kartų čia pasakau savo liudijimą. Ir mano išvaizda nerodė, kad aš tikrai buvau atgimęs, kad buvau atsivertęs. Bet broliai, Dievas jau buvo mano gyvenime. Taip, šventoji dvasia jau buvo manyje, žinote, tik tie pokyčiai turėjo ateiti su laiku. Ir aš tikrai pasimeldžiau taip. Jei kas nors iš bažnyčios man pasakys viską tai nusimesti, aš daugiau niekada ten neisiu. Ir manau, kad Dievas uždarė visiems burnas, nes daug kas norėjo pasakyti, bet nepasakė. Aš eidavau su kepure taip, neleisdavau niekam matyti, žinote, mano akių, nes man buvo labai gėda taip pat. Viskas buvo labai nauja man, suprantate? Taigi pati šventoji dvasia darė darbą mano gyvenime. Aišku, jei galite, jei turite galimybę, kalbėkite su meile, kalbėkite švelniai. Tu moterė patar kitai moteriai, ar ne? Moteris visada patarė moteriai, vyras patarė vyrui. Bet iš tikrųjų žmonės yra linkę teisti. Pažiūrėkite, ką tais pasakys ir aš jau baigsiu bei pateiksiu savo požiūrį čia. Mes gyvename teisėjų laikais, kur žmonės rodo pirštu į kitus, kritikuoja. Kartais tai būna tas žmogus, kuris pats nieko nedaro, bet jis kritikuoja kito bažnyčią, kuri kažką daro. Kritikuoja tą broliuką ten lauke. Dievas nori, kad turėtum širdį, kuri jam patiktų, kad tavo poelgiai atspindėtų tavo charakterį Dievo akivaizdoje, kad nebūtum teisėja. Rutos ir Noemės laikais matome, kad jos gyveno laikotarpiu, kai žemę valdė teisėjai, dar ne karalius. Taigi teisėjai mokėjo nustatyti įstatymus, primesti taisyklės, bet jie nemokėjo pamaitinti žmonių. Žmonės kentėjo badą.
Ir šiandien mes gyvename tokiu laikotarpiu, kur žmonės alksta Dievo. Jie nėra tikrai maitinami Dievo žodžiu, nes mes gyvename teisėjų laikais. Žmonės teisia, kaltina, vietoj to, kad eitų į savo kambarį, melstųsi, priklauptų, ieškotų Dievo. Taigi, kai pamatai ką nors bažnyčioje, kartais tas žmogus dėvi labai aptemptus drabužius. Kartais tas žmogus nėra toks, koks patiktų Dievui. Vietoj to, kad kritikuotum, apkalbėtum su kitais ar rodytum pirštu, eik į savo kambarį ir melskis už tą sesę, kad Dievas pakeistų jos gyvenimą, kad ji būtų pakeista iš vidaus į išorę. Turime nustoti rodyti pirštu į kitus. Žiūrėkite, būsiu su jumis atvira. Praėjusią savaitę dariau vaizdo įrašą, kuriame kalbėjau apie aprangą, kaip krikščionė moteris turėtų rengtis. Aš čia pasidalinau patarimu, kurį išmokau jau seniai. Apie 3 encijas. 3 rūšių drabužius, kurių krikščionė moteris neturėtų dėvėti. Ir aš dėvėjau perlų vėrinį. Jį turiu jau seniai. Tai buvo dovana. Kažkas, kas man brangu ir vertinga. Ir aš buvau su tuo aksesuaru. Ir žmonės teisė. Sakė, kad aš dėviu kriauklių vėrinį. Tai net nebuvo iš kriauklių. Žmonės sprendžia pagal tai, ką mato. Jie galvoja, kad taip yra. Bet tai nėra tai, ką jie mato. Žmonės pradėjo sakyti, kad aš puošiuosi. Tada Dievas paragino mane sukurti šį vaizdo įrašą jums, kad paaiškinčiau, kas jam svarbiausia. Tai jūsų širdis, jūsų poelgiai. Šlovė Dievui, broliai. Man šis tais vaizdo įrašas buvo labai pamokantis. Ir aš noriu jums kai ką pasakyti. Išorinė išvaizda. Taip, ji tikrai svarbi, aš to neneigiu. Žmogus, kuris tikrai yra iš Dievo, jis rinksis tokį apsirengimą. Lygiai taip pat ir muzika, kurią jis klausys. Viską tai paveiks, supratote? Bet kaip? Tai sakė, mes negalime teisti, nes kartai žmogus dar yra procese. Tu gali tikrai patarti, su meile. Tu gali melstis už tą žmogų. Bet taip kartai žmogus net nesupranta, kad tai yra blogai, supranti? Pavyzdžiui, aš, kai atsivertiau, praėjo kokie 6 mėnesiai, po metų aš vis dar vaikščiau be marškinėlių, gatve. Nes buvau pripratęs. Kartais išeidavau iš mokyklos, eidavau žaisti futbolo. Nusirengdavau marškinėlius ir vieną dieną bažnyčios brolis man pasakė. Jis pasakė, Žiūninio, nereikėtų žmogau, tau taip vaikščioti. Dabar tu esi krikščionis. Tada tai pakeitė mano mąstymą, bet aš maniau, kad tai normalu, supranti? Aš nemaniau, kad tame yra bloga. Bet leis tau pasakyti vieną dalyką. Blogiausias dalykas, koks yra. Yra žmogus, kuris gyvena tik dėl išvaizdos, bet jo širdis toli nuo Dievo. Ir apaštalo Povilo laikais, kaip jums sakiau, daugelis žmonių, jie turėjo dvasinę gyvenimo supratimą pagal tai, kas labiau atrodė dvasingas. Kodėl? Jie buvo įpratę žiūrėti į religinius lyderius ir jie visada būdavo pasipūtę. Visada melsdavosi aikštėse, visada demonstruodavo dvasingumą, bet tai buvo tuščia. Ir tada daugelis žmonių stengiasi palaikyti regimybę. Ir jie ne tik tai darė, bet jie dar ir nustatydavo taisyklės bažnyčiose. Žiūrėkite, aš kalbu daugeliu žmonių čia, kurie turi griežtas taisyklės bažnyčiose dėl to. Ir jūs turite analizuoti tai pagal Bibliją, visada siekti pusiausvyros. Prisiminkite, ką sakė apaštalas Petras. Diskretiškumas ir padorumas, ir kuklumas aprangoje. Ir pažiūrėkite, ką pasakė Paulius. Laiške Kolosiečiams, 2 skyriuje, 23 eilutėje, jis pasakė taip. Štai, šios taisyklės iš tikrųjų atrodo išmintingos, su tariamu religingumu, netikra nuolankumas ir griežtumas kūnui, bet jos visiškai nepadeda suvaldyti kūno geismo. Amen? Taigi Paulius norėjo pasakyti štai ką. Žiūrėkite. Tu gali net nenorėti nešioti auskarų, gali nenorėti lakuoti nagų, gali nesitvarkyti plaukų, vaikščioti netvarkinga. Bet tai negarantuoja, kad gyvensi šventai. Ne tai leidžia tau gyventi šventai, supratai? Šventumas yra vienas dalykas, jis sukelia pasekmes. Natūraliai norėsi rengtis kukliai, bet jei tik rengtumėsi kukliai ir nestebėtum savo širdies, tai tavęs neapsaugos nuo tuštybės, supratai? Nuo pavydo, nuo pavyduliavimo, nuo blogo tavo širdyje, nuo apkalbų, tiesa? Biblija kalba apie apkalbas, tai yra kai kalbi blogai apie kitus, kai teisi, kai apkalbi. Tai tavęs neapsaugos. Ir net Paulius sakė, žiūrėk, šie dalykai net atrodo šventi, atrodo išmintingi. Bet tai yra netikras nuolankumas ir tai neturi jokios vertės. Kad suvaldytum kūno geidulius, taigi, nori nugalėti nuodėmę, nori nugalėti kūno malonumus, tai malda. Tai yra budėti, tai yra maitintis Dievo žodžiu, supratai? Ir pasekmė bus ta, kad išorė taip pat pasikeis. Gerai? Tikiuosi, kad supratai šią žinią, kad tau patiko. Taip pat paliksiu čia 2 vaizdo įrašus, kuriuos gali pažiūrėti, užsuk pažiūrėti. Ir laukiu tavęs kitame vaizdo įraše. Tegul Dievas galingai tave palaimina. Stipriai apkabinu.